kad ir vėl esame kartu. Čia abipus sienos ir intriguojanti šio vakaro istorija. Brazauskas yra krikščioniškos moralės žmogus, bet pamiršti ir įgyti pasitikėjimą tuo žmogum, tai tikrai niekada negali. Negali Brazauskas, negaliu aš, negali daugelis žmonių, kurie nukentėjo nuo paties Vytauto Landsbergio ir jo aplinkos. Tai ką, atėtė? Nu, atėtė. Landsbergis man neegzistuoja. Du lavonai. Atrodytų, kad tai turėjo būti iš reakcingų jėgų pusės, kurios norėjo sustabdyti mūsų nepriklausomybės tolesnį tvirtinimą, bet dėja, nekartą patyriau, kad tai vyko ir iš vadinamos dešiniosios, iš tų politinių oponentų, kurie dėdamiesi dideliais Lietuvos patriotais bandė su kitais susidoroti, kad galbūt neliktų konkurentų būsimiems prezidento rinkimams, būsimiems rinkimams apskritai. Nes dėja Lietuvoje mes turime tokių tėvynės monopolistų, kurie įsivaizduoja, kad Lietuva turėdama jį vieną gali to ir tenkintis, visi kiti yra nereikalingi. To, ką išgirdo Algirdas Mykolas Brazauskas ar Kazimiera Prunskienė, gandu nepavadinsi. Žinia, kuri žinomiems šalies politikams dar ir šiandien neduoda ramiai gyventi. Tuomet kažkas ruošia planus, kas įvyks aukščiausioje taryboje. Ir buvo tokia informacija netgi viešai iš asmenų, kurie tai turėjo atlikti, jog mes su Algirdu Brazausku turėtume būti tada sušaudyti. Koks čia vaikų žaidimas? Kada žaidžiamas su žmogaus gyvybė, tai čia ne žaidimas. Politikai tarpusavyje konkuruoja per rinkimus, konkuruoja viešai per žiniasklaidą, tiek politikai, tiek jų partijos. O tokios priemonės kaip susidorojimas, kaip tai šmeižtas, įvairūs kitokie išpoliai, grasinimai, tai yra gėdingas dalykas. Ir manau, kad Lietuva turėtų šitą įveikti. Kitaip mūsų laukia nestabilumas, intrigos ir nieks nebus saugus, kol atsakomybės nebus pareikalauta iš tų, kurie tuos nusikaltimus jau yra padarę. Lietuva turi žinoti tiesą. Toji tiesa jums svarbi? Aš manau, ne tik man svarbi, ji turėtų būti svarbi kiekvienam sąmoningam piliečiui. Kazimiera Prunskienė prisimena, kaip anuomet gavusi patikimą informaciją apie jai už akių paskelbtą mirties nuosprendį, dar labiau sunerimo sulaukusi perspėjimo, kuo skubiau paslėpti savo sūnų. Pasirengimui keistai misijai laiko nebuvę. Todėl su sūnumi teko kalbėti lakoniškai, iš karto neatskleidžiant visų aplinkybių ir informacijos šaltinių. Aš tai jam pasakiau per telefoną, kad jam reikia greitai atsirasti su šeima Vilniuje ir tada mes taip kurį laiką, gal kokį 5 dienų, jisai nesirodė viešumoje ir tą dieną, kada turėjau tai vykti, manau, kad jie buvo nuvykę, nesurado. Bet vėlgi, gila visada klausimas, iš kur šaknis, kas tos nurodymus davė ir ne vieną kartą. Tai gali būti, kad tai yra tema, kuri jūs, iš tiesų giliai yra palietusi. Žinoma, taip. Tai skaudi tema. Jis ir pats vieną kartą sausio 13 pasisakydamas Seime yra pasakęs, kuo daugiau aukų, tuo garbingesnė pergalė. Aš tiesiog buvau priblokšta tada. Tai aš galvoju, kad jokių būdų taip negali kalbėti žmonės. Tai vis dėlto nepriklausomybės kaina yra didelė.
nors ir vienas žmogus būtų žuvęs. Tai kiekvienas, kuris jam saulę pridengia, sudaro šešėlį, būti ne pačiu vieninteliu, ne pačiu gal svarbiausiu ir ryškiausiu politikų Lietuvoje, yra jo priešas. Žinot, politikai, kada būni, tai visuomet kas nors nori kam nors padaryti. Ir aš buvau vienas iš tų subjektų, kuris trūžiau, kai kam įgyvendinti savo politiką iki šiol. Istorija turi būti atvaizduota tokia, kokia jinai ir buvo. Istorijos negalima iškraipyti, jinai būtų skausminga ar palanki. Todėl manau, kad istorikam čia bus ką veikti ateityje, irgi nagrinėjant Lietuvos nepriklausomybės pirmuosius žingsnius. Landsbergis man egzistuoja. Drąsiaus Kedžio ir jo šalininkų išpūstas skandalas taip pat neapsėjo be konservatorių partijos ir europarlamentaro Vytauto Landsbergio. Panašiai kaip ir 93-aisiais, savanoriams pasitraukus į Pakaunės miškus ir pasigirdus raginimams nušauti teisėtai išrinktą prezidentą. Tačiau tai jau kitos mūsų laidos tema. Noriu priminti, jog mums galite skambinti telefonu Vilniuje 26 111 36. Iki susitikimo po savaitės tuo pačiu laiku. Sudie.